Nu, artėjom prie Burgos, jau priemiesčiuose esančią. Ir geležinkelis, ir kilimo tupimo takas buvo mažų lėktuvėlių čia. Tai va. Jo, čia vienas bičiulis paklausė, kas čia tokie yra, kokie čia pokyčiai ir kam reikia to gal kelio, kas čia yra. Mes tarsi einam, čia patirim, pasakoju iš visokius apie Lietuvą, apie akmenis, apie sąlygas, kur gyvenam. Žinot, kai mano dukros buvo mažos, tada rodė tą tokį keistuolių spektaklį, geltonų plytų kelias. Tai kažkaip pažiūrėjau irgi jį tada ir kažkodėl tai irgi ten buvo, buvo dalykai, dėl kurių verta buvo žiūrėti tą spektaklį. Nes aš ten nelabai pamenu, ką jie ten patyrė. Ten yra žodžiai geltonų plytų kelias kiekvienam nutiestas į svajonių miestą, kur smaragdai žėri. Ir dar yra ten, reikia proto šiaudiniai kaliausiai, geležinė medkirčių širdies, reikia drąsos liūtui ir mergaitėlė ieško namų, atrodo. Tai va jums yra kamino. Yra kamino, kur žmonės išeina ieškoti savyje kažkaip, atrasti savo kelyje šitą, atrasti tai, kas pas jį yra, nepakeisti. Aš labai esu priešiškai kažkaip nusiteikęs prieš tą, kad čia žmogus kažką išmeta ir kažką keičia. Nieko mes nekeičiamės. Aš asmeniškai pridedu. Kiekvieną sykį aš pridedu prie savęs dar naujus dalykus, o greičiausiai ir net nepridedu, o atrandu savyje. Tai kas yra. Tai tą ėjimą visą laiką pamenu bažnyčiai, kad daug kartų mes ten, patogiai sėdėdami, gerai įsitaisę, vis kalbėdam, kad tikėjimas yra tikėjimas. Man kažkaip atrodydavo, kad aš negaliu šito sakyti, jeigu pats neinu. Ir va šitas kelias tokia piligrimystė yra. Jis yra piligrimystė, kiek įmanoma, man atrodo, dar autentiškesnė negu galėtų būti. Ten tas nuvažiavimas arba kažkoks nukeliavimas, atsiradimas kažkokiam taške yra gerai, priimtina, nuostabu. Bet kai yra tai pasiekiama savo kūno sąskaitą, savo pėdomis, savo nuovargio, sveikata netgi, praradimais kažkokiais tai ir atradimais kitų žmonių, tai toks įimu jausti, kad iš tikrųjų tas mano keliavimas, mano piligrimystė gyvenimo, jinai yra, kaip galima, tikresnė man dabar. Aš esu išsipildantis žmogus dabar. Išsipildantis. Tai, kas manyje paslėpta, įkrauta, įdėta Dievo, dabar turi galimybę su mano paties pagalba ir noru realizuotis, įvykti. Ir mes čia, kai buvom albergėje, kurios yra bažnyčiose, reiškia, mums sakė tokį seno, aš neatsimenu visko, 3 eilutės yra. Senovinį piligrimų himną, kur jie giedodavo. Aš negėdosiu, bet aš prisimenu tuos žodžius. Yra sakoma, utrėja, utrėja. Utrėja yra keliavimas, ėjimas 2 kartus.
Nutiesia, nutrėja, paskui susėja 2 kartus. Susėja yra širdis į dangų. Keliauji visą laiką su širdimi į dangų. Ir Dievas su tavim. Va, kas yra. Tai iš tikrųjų tas, tai ką aš galiu matyti ir pajusti, atrasti, atradau, kad čia yra iš tikrųjų tas. Ir aš gal nekartosiu to kelio daugiau, bet yra kitokių ėjimų, yra daug ėjimų visą laiką. Bet aš visada eisiu. Žinau, kad aš eisiu. Ir kai kūnas eina, jis tiki, aš taip galvoju. Nu, tikėjimas yra tavyje, kol judi. Tai va, buvom kaimyno, atrodo, pasakiau tai, ką prašyt.